Jo, pavasaris. Aš šiandien taip sušalau, kad man joks pavasaris galvoje. Jo, sušalti galima ir pavasarį. Aš kol kas nelabai tikiu, kad tas pavasaris atėjo. Nu, atėjo ar neatėjo, bet kalendorius rodo, kad atėjo. Atėjo. O man šalta. Nu, man irgi nešilta. O kur tas tada viešnamio efektas jau? Kur? Šiltnamio efektas, vat šiltnaminis, kurio visi gąsdino, ateis, kur jisai? A tu nori sužinot, kas tai yra šiltnamio efektas? Noriu. Tai va tava klausyk įdėmiai. Tu žinok, čia šitoks efektas yra, kuris, supranti, jis eina, nesustodamas, supranti, ir viską tirpdo pakeliui. Viską tirpdo. Tai, o kodėl jis pas mus kol kas nieko nesutirpdė? Tai va čia ir yra baisiausias dalykas, supranti, kai jisai eina nesustodamas ir tirpdo, supranti, ledynai garuoja, šitie dideliai mūsų ledynai visų šiaurės ir pietų ašigalį, supranti, garuoja, kaupiasi dideliai, supranti, tokie stori, tokie debesys, supranti, kurie užstoja saulę, supranti, ir tada prasideda ledynmetis. Tai, eik tu sau čia. Tai va, čia tau, žinok, yra mokslas, o ne auskariukai kokie tai. Čia tikroji Mater Dolorosa. Kas? Nu, Alma Mater irgi moksliškai. A, nu. Tai šitą, sakau, reikia nuėti į parduotuvę, šildančių kokių nors pasiimti. Šiandien tavo eilė, taip kad pirmin. Pirmin. Tau vienas galvoja, tu nepamiršk, mums dar šiandien dainuot reikės. Nu tai prieš dainą reikia ir sušilt. Sušilt? Nesušilt reikia. Ir neprasigert, o prasidainuoti. A, nu tai reikia pasidainuoti. Man, žinok, šarai kažkas susisė negerai, aš tau galiu pasakyti. Nu, žinai, man irgi užspaudė. Kažkaip, nu tai va, tai tu eik į parduotuvę, o aš už tave susėdnuoju. Ko sėdi, ei?